Pradedame pokalbį šio antradienio laidoje ir aš sveikinuosi su akcijos Maltiečių sriuba ilgametė koordinatorė ir taip pat Maltos ordino pagalbos tarnybos programų direktorė Rasa Stukienė. Labas rytas. Labas rytas. Prieš pradėdamos pokalbį apie šių metų Maltiečių sriubos akciją, kviečiu mūsų žiūrovus pažiūrėti trumpą filmuką, primenantį, kas yra Maltiečių sriuba. Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriai ir šiemet tęsia aukų rinkimo akciją per LRT. Pernai per šią akciją mūsų kanalo žiūrovai senelių maitinimui ir globai paaukojo 278 000 litų. Skanu? Labai. Kiekvienas žmogus iš tiesų atskira istorija. Juozas jau daug metų vienas. Jis prisimena, kai prieš 30 mečius jo etnografinį namą nuostabiuose Aukštadvario miškuose mėgo Lietuvos kino studijos ir televizijos kūrėjai. Juozo kieme ir namuose buvo filmuojami net 9 vaidybiniai kino filmai. Po šį sodą vaikščiojo būriai garsių aktorių, bet šiandien tai tik prisiminimai. Juozo pensija vos 326 litai. Tai visos jo mėnesio pajamos. Pasiteiravome, ką jis valgė šiandien. Pomidorų valgiau, kartu turėjau. Saldainių. Pomidorai ir keli saldainiai. Beje, tie patys, kuriuos jam vakar padovanojo maltiečiai. Kadangi trūksta lėšų, Juozas nepatenka į programos Maistas ant ratų maitinamų žmonių sąrašus. Juozas yra labai kuklus žmogus ir jam užtenka to, ką jis turi. Bet mes norėtume jo senatvę, jo vienatvę šiek tiek nuskaidrinti. Jis tik sako, kad jam užtenka to, ką turi. Pašnekinome Juozą pažįstančius žmonės. Bet jisai žmogus ir nedrįsta net prašyti savo pagalbos. Jis net buvo siūloma jam, reiškia, gal ateik, gal ką nors pasiimk iš socialinės paramos, jis yra pasakęs. O gal kitiems daugiau reikia, kaip man. Yra daugiau skurstančių žmonių. Su maltiečiais šį kartą lankėme tuos, kurie gyvena žemiau skurdo rizikos ribos. Tokių žmonių pernai Lietuvoje buvo suskaičiuota per 560 000. Lankėme tuos, kuriems dėl lėšų stygiaus nėra galimybės atvežti karšto maisto. Veronikos klausėme, ar ji norėtų, kad jai kasdien būtų atvežama šiltos sriubos. Reikia mokėti kiek? Klausėme, o jeigu nereikėtų mokėti? Nu, tai kur tau nereikės, sakytis. Iš tiesų nereikia tik tuomet, kai yra tų, kas aukoja. Padovanokite savo lėkštę sriubos, jau dabar skambindami arba siųsdami trumpasias žinutes. Juk kiekvienas, kam nors esame skolingas neįpiltą lėkštę sriubos. Minutė dėmesio ar klausimą, kuo galėčiau padėti. Atsakymo ilgai neieškokite, padėkite jiems. Turbūt nekyla klausimų, kodėl maltiečių sriuba vis dar reikalinga, bet kas paragina vėl ir vėl kasmet rengti maltiečių sriubą ir raginti žmonės aukoti? Maltiečiai jau 8 kartą organizuoja paramos akciją Maltiečių sriuba, kurios tikslas yra paremti vienišus senelius, kurie yra užmiršti ir jau niekieno neglobojami. Maltiečiai savanoriai jau daugiau kaip 20 metų vykdo projektus, kurie padeda senjorams pagerinti savo gyvenimo kokybę. Tačiau tai yra tik tai socialinė veikla. Neužtenka turėti vien tik tai gerai apmokytų savanorių. Tam reikalinga visuomenės parama. Todėl ir kreipiamės mes į visuomenę prisidėti prie šio projekto. Norėčiau padėkoti Lietuvos žmonėms, kurie yra nuoširdus, kurie aukoja, moka atjausti vienišus pagyvenusius žmonės ir prisideda prie šios kilnios iniciatyvos. Kas daroma už akcijos metu surinktus pinigus ir kiek senolių, kuriems reikia pagalbos, jie yra globojami?
Akcijos metu suaukoti pinigai yra skiriami projektui Maistas ant ratų. Tai 300 vienišų pagyvenusių Lietuvos gyventojų kiekvieną dieną gauna karštą maistą į namus. Tai įsivaizduokite 365 dienas per metus, 11 savanorių ir tiek pat darbuotojų kiekvieną dieną verda senoliams sriubą ir veža jiems į namus. Tai susidaro apie daugiau negu 50 000 kilometrų per metus ir šiai dienai esame pamaitinę, nuvežę apie 40 000 porcijų sriubos. Tačiau maltiečiai ne tik veža maistą į namus, bet ir globoja senelius. Todėl ir kreipiamės į visuomenę pagalbos, prisidėti prie šio projekto, aukoti, kad turėtumėme iš ko virti tą sriubą, kad nereiktų virti kirvio sriubos. Kaip galima prisidėti prie šios akcijos, kokiais numeriais paremti ją ir kaip gauti informaciją? Prisidėti kviečiame žiūrint trumpuosius siužetus, kurie yra rodomi penktadieniais vakarais po panoramos. Jie yra kartojami antradieniais Labo ryto ryte ir auka yra 10 litų, paskambinus ar siunčiant SMS žinutę 1418. Kaip šiemet bus vykdoma akcija, nes maltiečių sriuba jau turbūt visuomenė asocijuojasi su prieškalėdiniu laikotarpiu, kai daugelis akcijų vyksta. Šiemet jį pradėta gerokai anksčiau, kokie tie žingsneliai? Šiais metais keitėme scenarijų, kad netaptumėme nuobodus. Tai visų pirma norėjome parodyti siužetuose tą realybę, tą mūsų globotinių realybę, jų gyvenimą, jų pagalbos prašymą, reikalingumą. Taip pat norėtumėm parodyti savanorius, kurie prisideda prie šios veiklos. Ir koncertas yra organizuojamas gruodžio 4 dieną, o po to startuoja projektai miestuose. Miestuose bus organizuojamos irgi akcijos, maltiečių sriubos akcijos, kai kviečiama bus visuomenė dalyvauti jų renginiuose, prisidėti. Bet, žodžiu, numeris išlieka tas pats ir jau net dabar mūsų beklausant galima paremti maltiečių sriubos akciją. Taip, tai yra 14-18, auka 10 litų. Kągi, ponia Rasa, ačiū Jums ir manau dar mūsų žiūrovai tikrai išgirs ir, turėtų galbūt jų širdis suminkštėti ir jie paaukos maltiečių sriubai. Dėkuoju Jums šįryt. Ačiū, taip pat viliuosi.